Darbo užmokesčio apskaita vykdoma per meniu punktą darbo užmokestis. Prieš pirmą kartą skaičiuojant darbo užmokestį rekomenduojama nueiti į nustatymai, darbo užmokesčio nustatymai ir peržiūrėti numatytus nustatymus. Taip pat pasižiūrėkite nustatymus per automatinės operacijas. Automatinės operacijos darbo užmokesčiai. Čia matysite, kokios sąskaitos naudojamas darbo užmokesčio apskaitoje. Taigi, einam darbo užmokestis, darbuotojai ir vedam naują darbuotoją. Spaudžiam naujas darbuotojas ir įvedam darbuotojo duomenis. Būtinai nurodykite darbo sutarties pradžią, darbo laiką. Jeigu darbuotojas dirba pilną savaitę, tai yra pilną darbo laiką, nurodykite 100%. Jeigu darbuotojas dirba mažiau, pavyzdžiui, pusę etato, pusę dienų, tai tiesiog nurodykite čionais 50. Arba jeigu dirba 4 dienas, nurodykite 80 ir panašiai. Taip pat, jeigu darbuotojas dirba įmonėje kurį laiką, galite nurodyti, koks jo turimas atostogų dienų likutis. Ir išsaugokit duomenis. Įrašius darbuotojo sutartį, spauskite pridėti naują atlyginimą ir nurodykite duomenis. Darbo užmokesčio tipas dažniausiai bus mėnesinis atlyginimas, laikotarpis pasirinkite pagal poreikį, suma ant popieriaus prieš mokesčius ir nuo kada galioja darbo užmokestis. Dažniausiai jisai sutaps su darbo sutarties pradžia. Jeigu sutartis terminuota arba darbo užmokestis keičiasi, nurodykite, iki kada šis darbo užmokestis galioja. Ir išsaugokit duomenis. Įrašius atlyginimą taip pat nurodykite, kokie mokesčiai skaičiuojami šiam darbuotojui. Spauskite nustatyti skaičiuojamus mokesčius ir pasirinkite, kokie mokesčiai šiam atlyginimui yra skaičiuojami. Tai dažniausiai bus GPM, sodra įmonės ir sodra darbuotojai. Tos mokesčius, kurie nėra aktualūs, tiesiog nužymėkite varneles. Dešinėje pusėje pagal poreikį galite koreguoti tarifus, bei, pavyzdžiui, GPM-ui nurodyti neapmokestinamą dalį. Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu čia nurodysit neapmokestinamą dalį, ji išliks fiksuota. Tačiau kiekvieną kartą priskaičiuojant darbo užmokestį, pagal poreikį ją galėsite koreguoti. Įrašius duomenis, spauskite išsaugoti. Po šių suvestų darbuotojo duomenų jau galite skaičiuoti darbo užmokestį, tik prieš tai įsitikinkite, jog tinkamai užpildytas tabelis. Eikite į kalendorius ir čia galite patikrinti ir suvesti reikiamus duomenis. Jeigu darbuotojas dirba įprastą darbo mėnesį, kalendoriuje nieko nereikia papildomai nurodyti. Čia pildoma tik netipinis darbo poilsio laikas, pavyzdžiui, kai darbuotojas atostogauja, serga, neatvyksta į darbą ir panašiai. Ir jeigu norite nurodyti, kad, pavyzdžiui, darbuotojas atostogavo, tiesiog paspauskite ant dienos, nurodykite, tarkim, atostogų pradžią ir jų pabaigą ir pasirinkite, kad tai yra apmokamas atostogas. Ir spauskite saugoti. Ir kalendorijoje bus rodomas atostogų laikotarpis. Jeigu kalendorijoje viskas tvarkoja, eikite į darbo užmokestis, atlyginimai ir čia galite skaičiuoti darbuotojo atlyginimą. Galite pasirinkti skaičiuoti atlyginimą vienam darbuotojui arba keliam darbuotojams iš karto. Ir atsidariusiame lange užpildykite kairėje pusėje pažymėtus laukelius. Pavyzdžiui, veskite, kada apskaičiuotas atlyginimas, nurodykite darbo užmokesčio laikotarpį. Jeigu tai einamas arba ankstesnis mėnuo, galite pasirinkti iš apačioje esančių mygtukų ir įvedus duomenis dešinėje pusėje matysite jau priskaičiuotus atlyginimus. Jei dėl kažkokių priežasčių nenorite, kad darbuotojo atlyginimas būtų skaičiuojamas, tiesiog nužymėkite nuo to darbuotojo varnelę ir spauskite išsaugoti atlyginimus. Jeigu išsaugojus atlyginimus norite koreguoti darbo užmokestį, paspauskite ant to darbuotojo, pasirinkite veiksmai, redaguoti atlyginimą ir čia galite koreguoti duomenis pagal poreikį. Ir saugokite duomenis. Jei norite atlyginimus išmokėti, spauskite darbo užmokestis, išmokėjimai ir pasirinkite naujas išmokėjimas. Pasirinkite sąskaitą, per kurią atlyginimai yra mokami, datą, kada atlyginimai yra išmokėti ir dešinėje pusėje matysite išmokėjimai paruoštas sumas. Jeigu užmokestį norite koreguoti, tiesiog rankiniu būdu galite jį pakoreguoti. Ir spauskite įrašyti mokėjimą. Norėdami įrašyti mokesčių sumokėjimą sodrai VMI, vėl eikite į darbo užmokestis išmokėjimai, pasirinkite naujas išmokėjimas, nurodykite sąskaitą, pasirinkite datą, kada mokesčiai mokėti ir dešinėje pusėje matysite paruoštas išmokėjimų sumas.
Jeigu tiek VMI, tiek sodros įmokas mokate tą pačią datą, informacijos galite nekoreguoti, bet jeigu, pavyzdžiui, sodros įmokas mokate vieną datą, o GPM kitą datą, čia galite duomenis koreguoti pagal poreikį. Pavyzdžiui, nurodyti tik mokėtiną GPM sumą ar panašiai. Pakoregavus duomenis, spauskite įrašyti mokėjimą. Jei kažkurį mokestį mokate vėliau, vėl spauskite naujas išmokėjimas, pasirinkite datą ir dešinėje pusėje programa pasiūlys neišmokėto mokesčio dalį ir spauskite įrašyti mokėjimą. Kai mokesčiai ir atlyginimai yra pilnai išmokėti, atlyginimų meniu bus rodoma, kad atlyginimai ir mokesčiai yra sumokėti. Dar atkreiptinas dėmesys, jog išmokėti mokesčiai buhalterijai patenka į sąskaitą kitų mokesčių permokos. Ir jei norite tiksliai išskaidyti GPM ir sodros įmokas, eikite į apskaitą, operacijos, nauja operacija ir čia jau galite įrašyti tikslės sumas. Tai yra pasirinkite sąskaitą ar mokesčių permokos, įrašykite norimą sumą, pasirinkite kitą sąskaitą ir įrašykite operaciją. Jeigu norite pasirinkti, kad mokesčiai būtų mokami į kitą sąskaitą, kaip minėjau, eikite į nustatymai, automatinės operacijos, darbo užmokesčiai ir čia galite pasirinkti sąskaitas, kurios naudojamos darbo užmokesčio skaičiavime ir išmokėjime.